Liktų kalbėtam iš trombono. Per tromboną. Yra per dudelę. Martinas. Martinas. Sako, turim Martinas. keistą draugą, jis susitikinėjo su tokia panelė, jis gyvena Lietuvoje. Turim keistą draugą, susitikinėjęs su mano draugu. Jūs turėtumėt mano prisistatyti, kad esate merginos Jovitos draugas, nes jį draugauja su apsauginiu kietsvirukas. Telefonas. Nu jo, kaip primena man iš karto Naša Raša. Jo, sunkiausia profesija yra apsauginio profesija. Taip. Nes reikia stovėti ir atrodyti piktam. Taip. Rolka, būsi piktas. Piktas Lenkas? Tu žodžiu, tu skambini Martynui, tu esi Mindaugas ir Martynas susitikinėja su tavo mergina. O merginos vardas? Javita. Jovita? Javita. Nice. Aš Mindaugas? Tu esi Mindaugas, apsauginis. Kaip kalbėsi, pasirepetuojam. Sveikas. Sveikas. Mano vardas yra Mindaugas. Sveikas. Aš apsauginis. Alio, mano vardas yra Mindaugas. Kas? Sveikas. Iš kurios miesto? Mindaugas. Alytus čiūjų. Alytus. Gali būti. Sveikas. O kokio klubo apsauginis, žinai? Rimi. Kokio? Rimi? Rimi. Rimta. Senčiam. Profesija? Klausau. Alio, sveikas Martynai. Sveikas. Čia skambina tau Mindaugas, Jovitos bernas. Noriu ką? Klausimas tame. Man kažkodėl tai darosi neramu. Aš jo telefonę radau tavo žinučių. Noriu ką? Ir noriu paklausti tavęs, kodėl tu jį rasinėjai. Jis nori. O tu supranti, kad aš tau galvą sudaužysiu? Noriu ką? Nes noriu. Nu. Ar tu suvoki tai ar ne? Nu, tai davai. Kas davai? Drąsus tu labai. Nu jo. Kiek tau metų yra? Ne tavo reikalas. Ne mano reikalas. Nu. Nu, supratau. Klausyk. Sutarkim tokį dalyką. Girdė, aš dabar negaliu į darbą įseit. Nu. Tai gal tu gali ateit Kur? pas mane į Rimi? Kitą kartą. Kas kitą kartą? Bijai? Ne. Tai ko tu mysi kaip boba? Sumysi, tai turi ateiti. Tai man darbas dabar. Tai kas? Po darbo, tai... Kai mano boba yra šitai drąsus. Nu. O ateiti nedrasus jau. Rytoj. Kas rytoj? Rytoj bus vėlu. A girdė, tu man čia mažiau aiškini. Neužko, žy. Kas neužk? Aš tave surasiu, Surat. jeigu pas neteisi. Nu, gerai, davai. Kas davai? Girdė tu, masas pienburnė. Aš tave įspėju. Supratai, kad tu daugiau nerasytum mano mergai. A, Kasa, kosmikė. gerai, gerai. Gerai. Aš tave surasiu, kaimietė. Suras, kurvatų. Lerva. Kaip tu mane pavadinai? Dėjo, žy, susmyrdi. Tu drąsos. Tai aišku. Gerai, karotė. Toks dabar dalykas. Aš dirbu iki 10 šiandien. Noriu ką? Jeigu neteisi sumyžęs tu, aš prie tavo chatas tavęs lauksiu po to. Supratai? Tu bijosi sėti parūkėt. Tu į mokyklą bijosi sėti. Nelankau tokios. Nelaikai mokyklos? Tu jau 16 metų. Aha. Be. Tu mane sudirbo geriau. Tu mane užvedė dabar, man net rankos suprakaitavo. Tai to žys, tau kanopos turėtų prakaituoti. Aš koks tu keistas, berniuk. Gerai, pasakėjai viską jau? Aš pasakiau viską, o tu supratai viską? Ne. Paaiškink asmeniškai. Asmeniškai tau dar kartą aiškinu. Nu. Zip FM. Daug skambino radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Radistai. Mažylį. Kaip tu laikaisi? Puikiai. Puikiai laikaisi. Jau. O tu visą laiką toks drąsus būni? Tai aišku. A ne? O dėl to drąsus dėl to, kad tu nerašai tai Jovitai, ar dėl to, kad tu nebijai jos draugo apsauginio? Aš nieko nebijau. Tu nieko nebijai? Tai tau jau 17 tada. Ne. O kiek tu metų? Virš 20. Virš 20. Taip. Ir nieko tu nebijai? Nu ne, kol kas. Kol kas. Okay. Supratau. Maladėts. Nu tai ką, aišku, kai Lietuvai gyveni, tai privalai taip nieko nebijot, nes, nu, jeigu bijos, ne iš namų neišeis, teisingai? Taip. Linkėjimai nuo Justinos tau.
Nu, Ate, Martynai. vis. Toks, nes, esa. Tu, žins. Aš tai kanopas. Ulvanto lerva. Aš tave surasiu. Eik, lerva. Eik, tu, aš tavęs Nebijau.